Lapkričio 4-10 dienos savaitės horoskopas. Įdomių permainų savaitė. Jos dienos Saulei keliaujant Skorpiono ženklu stebins situacijomis, netikėtomis žiniomis, o kai kada džiugins atsiradusiomis naujomis galimybėmis. Savaitė prasidės Saulės viešnage karališkajame Skorpiono laipsnyje. Šią dieną Marsas pereis iš Vėžio į Liūto ženklą. Tad jau pirmosios dienos palankios organizaciniams darbams, tiktų norintiems pristatyti naujus sumanymus bei idėjas. Venerai ir Merkurijui judant Šaulio ženklu, savaitės vidurys palankus ieškantiems bendraminčių veiklai partnerių. O ketvirtadienį Ožiaragio ženkle, esant artimai Mėnulio ir Plutono pozicijai, planai gali kisti. Penktadienį gyvenimas gali pateikti ne tik netikėtumų, bet ir naujų galimybių. Tiems, kam užsiveria durys, ieškokite atsiveriančio bent jau lango. Šeštadienis tiktų išvykoms, kelionėms, o sekmadienį Saulei viešint griaunamajame Skorpiono laipsnyje būtinas didesnis atidumas kelyje ir buityje. Branginkite gražius tarpusavio ryšius. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Savaitė, kai galite ryžtis peržengti Rubikoną. Savaitė prasidės energingai, Saulei viešint karališkajame laipsnyje, o Marsui įžengus į Liūto ženklą. Tai metas ryžtingiams jūsų žingsniams bei sprendimams. Jau pirmosios dienos tiktų anksčiau kilusių idėjų pristatymui. Palankus būtų organizaciniai darbai. Merkurijui ir Venerai judant Šaulio ženklu, savaitės viduryje daugiau laiko skirkite ne tik darbui, bet ir sportui, aktyviai fiziniai veiklai. O kai kam dar tebeieškantiems savojo žmogaus, galima ir nauja pažintis. Ketvirtadienis svarbus jūsų karjeros siekiams. Darbe galimos netikėtos permainos. Būkite greiti, reaguokite lanksčiai ir išmintingai. Penktadienis tiktų dokumentų rašymui, jūsų komandiruotėms. O šeštadienis šaunus sporto varžyboms bei trumpoms kelionėms. Sekmadienį Saulei viešint griaunamajame laipsnyje, būkite atsargesni neįprastai kelyje, o bendraudami ieškokite sutarimo. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė, kai savo tikslą pasiekti galėsite judėdami ne tik tiesiu, bet ir aplinkiniu keliu. Jos dienomis Saulei keliaujant jums opoziciniu Skorpiono ženklu šaunu būtų apjungti su bendraminčiais savo jėgas. Savaitės pradžia Saulei viešint karališkajame laipsnyje tiktų norintiems sustiprinti gražius tarpusavio ryšius. Šis laikas Marsui žengus į Liūto ženklą jums administraciniai ir intelektualiai veiklai. Venerai ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu, savaitės viduryje labiau sektųsi kolektyvinė veikla. Metas palankus norintiems suburti bendraminčių komandą. Ketvirtadienį Mėnuliui viešint Ožiaragio ženkle ypač svarbi bus jūsų logika, tinkamas darbų planavimas. Penktadienis permainingas, gali pateikti jums nemažai netikėtumų. Padės sukaupta išmintis ir kolegų patarimai. Savaitgalį kurkite nuotaikingą. Šeštadienį šaunus renginiams, draugų susitikimams, o sekmadienį esant sudėtingesniems Saulės ritmams
Daugiau laiko skirkite maloniam šeimos poilsiui. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklu. Savaitė, kai gyvenimas suteiks progų išmokti kažką visai naujo. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Jupiteriui ir Selenai dažniau kils naujų sumanymų. Norės įsigyti dar neturėtas patirtis. Savaitė prasidės jums palankia Saulės viešnage karališkajame laipsnyje. Tai ypatingas metas kuriantiems ir stiprinantiems draugystės ir meilės ryšius. Venerai, Mėnuliui ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu, norėsis darbe kilusiose situacijose ieškoti išmintingų sprendimų. Patartina įsiklausyti į artimųjų, draugų, ypač tų, kas jums yra autoritetas, patarimus. Šios dienos kolektyviniams sprendimams. Marsui judant Liūto ženklu savaitės viduryje į pirmą planą kils mažųjų turiningo laisvalaikio klausimai. Ketvirtadienis pasižymės permainingomis nuotaikomis, planų kitimu. Penktadienį daugiau dėmesio vertėtų skirti gražiems tarpusavio santykiams. Beje, šią dieną dar tebeieškantiems savojo žmogaus galimos netikėtos pažintys. Šeštadienį kurkite įdomų, kūrybingą, tai diena mėgstamam hobiui, saviraiškai, o sekmadienį esant sudėtingesniems saulės ritmams, šaunu būtų pasidaryti sau malonų tingiadienį. Daug laimės akimirkų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė galinti priminti gintarą iš gelmių išplaunančias jūros bangas. Jos dienomis Saulei keliaujant Skorpiono ženklu stiprės intuicija, gilės įžvalgos. Tai suteiks įdomių patirčių, padės jums surasti ne tik teisingiausius sprendimus, bet ir naujas galimybes. Taip jau gali būti savaitės pradžioje, Saulei viešint karališkajame Skorpiono ženklo laipsnyje. Šią dieną galite išspręsti ir ilgiau atidėliotus tarpusavio santykių klausimus. Ketvirtadienį Mėnuliui viešint jums opoziciniame Ožiaragio ženkle širdis gali sakyti vieną, o logika kitą. Svarbu bus surasti vidinį balansą. Penktadienį būkite atviri naujoms galimybėms. Ieškantys darbų, atkreipkite dėmesį į naujus gautus pasiūlymus. Šeštadienis šaunus išvykoms, o sekmadienis Saulei viešint griaunamajame Skorpiono ženklo laipsnyje venkite finansinės rizikos. Būtinas didesnis atidumas kelyje, buityje ir bendraujant. Labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikatos ir imuniteto stiprinimu, geru emociniu klimatu namuose. Daug šilčių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Stiprių energijų savaitė. Kai įdėję daugiau pastangų, galėsite atsidurti ir ryškioje prožektorių šviesoje. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Marsui, būkite drąsūs ir ryžtingi. Panaudokite šią stiprią energiją siekdami aukšto tikslo, įveikdami kelyje pasitaikančius iššūkius. Jau savaitės pradžioje Saulei viešint karališkajame laipsnyje, o Marsui perėjus iš Vėžio į jūsų ženklą, imkitės lyderystės, esminių darbų, spręskite susikaupusius reikalus. Šiomis dienomis palanki veikla ir reikalaujanti jūsų fizinių pastangų, pavyzdžiui, remonto statybų, buities gerinimo darbai. Savaitės viduryje Veneros ir Merkurijaus ritmai jiems keliaujant Šaulio ženklu palankus kolektyviniai veiklai, tiktų bendraminčių ir sąjungininkų paieškoms.
Ketvirtadienį išsikelkite naujus tikslus ir uždavinius. Penktadienis gali stebinti, kaip besikeičiantis oras situacijomis ir įvykiais. Tad šią dieną palankiau užbaiginėti tai, ką jau esate pradėję. Šeštadienis jums sporto varžyboms, kultūriniams renginiams, o sekmadienis saulė įžengus į griaunamąjį laipsnį. Susilaikykite nuo kritikos. Kuo daugiau meilės ir dėmesio skirdami artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklu. Savaitė, kaip lauktas svečias, jūs pagaliau lankys kūrybinis įkvėpimas. Jos dienomis dažniau kils įdomus sumanymai, lankys kūrybinės mintys. Tokia gali būti jau savaitės pradžia, saulei viešint karališkajame laipsnyje ir Marsui žengus į Liūto ženklą. Jos dienos tiktų organizaciniams darbams, stabilumo paieškoms. Tai tinkamas metas imtis ir konkrečių, buitį gerinančių darbų, realizuoti anksčiau kilusius sumanymus. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Ožiaragio ženklu, Veneros ir Merkurijaus viešinčių Šaulio ženkle ritmai būtų palankus kolektyvinių sprendimų paieškoms. O ketvirtadienį, esant Ožiaragio ženkle artimai Mėnulio ir Plutono pozicijai, jūsų, o ir aplinkinių planai gali kisti. Tad būkite pasiruošę paieškoti greitų išeičių, nestandartinių sprendimų. Penktadienis tiktų kūrybinių idėjų realizacijai. Šeštadienis jums aktyviam poilsiui, sportui, o sekmadienis pasižymės sudėtingesniais saulės ritmais. Tad šią dieną rinkitės mėgstamą hobį, kūrybingą poilsį. Dosnios idėjomis jums šios savaitės. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė, kai norėsi, sulėtinus greitą gyvenimo tempą, panerti į pačias savo sielos gelmes. Nusileidusiam mazgui ir Lilit viešint jūsų ženkle, o saulė keliaujant Skorpiono ženklu, tai metas, kai savo jėgas skirsite ne tik darbams, bet ir giliems apmąstymams, gyvenimo prasmės paieškoms. O darbuose jau savaitės pradžioje, esant palankiems saulės ritmams ir Marsui žengus į Liūto ženklą, imkitės lyderystės, organizacinių darbų, palanki būtų intelektuali administracinė veikla. Savaitės viduryje Veneros ir Merkurijaus Šaulio ženkle ritmai skatins siekiant tikslo apjungti jėgas. Tai metas, kai vertėtų atidžiau įsiklausyti draugų ir kolegų patarimus. Ketvirtadienį, esant artimai Mėnulio ir Plutono Ožiaragio ženkle pozicijai, situacijos gali keistis, kaip ir aplinkinių nuomonė. Tad jau penktadienį ieškokite sprendimų bei išeičių. Šeštadienis šaunus aktyviam poilsiui, sveikatą ir imunitetą stiprinančioms procedūroms. O sekmadienį, esant sudėtingesniems saulės ritmams, pagrindinį dėmesį skirkite emocinio komforto namuose kūrimui. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienos saulei keliaujant jūsų ženklu pasižymės stipriomis energijomis, palankios svarbiems darbams, norėsis pasiraitoti rankoves ir versti kalnus. Ir tam palanki jau savaitės pradžia, saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Tai ypatingas laikas deryboms, nekilnojamo turto sutarčių pasirašymui, o taip pat svarbus asmeniniams pasirinkimams. Marsui judant Liūto ženklu šis metas tiktų ir darbo naujoje vietoje pradžiai.
Savaitės viduryje palankūs dalykiniai susitikimai. Derinkite požiūrius, ieškokite kompromiso, pristatykite naujas idėjas, kilusius sumanymus. Ketvirtadienį gali tekti pakoreguoti savo planus, o penktadienį skirkite daugiau laiko ir buitiniams reikalams. Šeštadienis tiktų sporto varžyboms, išvykoms bei kelionėms, o sekmadienis pasižymės sudėtingesniais astrologiniais ritmais. Saulė viešės griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje, tad būtinas didesnis atsargumas kelyje, buityje, jautrumas bendraujant. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Įdomių susitikimų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Venerai ir Merkurijui, gyvenimas ant jūsų kelio gali pastatyti žmones, turėsiančius įtakos jūsų ateičiai. Tai metas dalykiniams ir asmeniniams pažintims. Ir tam palanki Saulei viešint karališkajame laipsnyje, o Marsui pradėjus kelionę Liūto ženklu, jau šios savaitės pradžia. Savaitės viduryje kolektyve derinkite požiūrius, ieškokite kompromiso ir sutarimo. O ketvirtadienį kartu su artimiausiais norėsis paieškoti naujų kelių į tikslą. Penktadienį lengviau kils naujų sumanymų, netikėtų idėjų. Aptarkite jas brangių jums žmonių rate. Šeštadienį būkite atviri draugų pasiūlymams. Tai laikas susitikimams, maloniam bendravimui. Sekmadienis esant sudėtingesniems saulės ritmams labiau tiktų ramiam, kūrybingam šeimos poilsiui. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Savaitė, kai situacijas vertėtų žvelgti kaip nuo aukšto kalno. Jos dienomis Saulei keliaujant Skorpiono ženklu dažniau susimąstysite apie ateitį, apie savo pasirinkimus. Tai laikas atsirinkti tai, kas išties svarbu jūsų gyvenime, įvertinus pasiekimus ir rinktis tolesnę kelio kryptį. Ir tam palanki jums jau šios savaitės pradžia, Saulei viešint karališkajame laipsnyje. Marsui keliaujant jau Liūto ženklu, savaitės viduryje apžvelkite pasiektus rezultatus, dalinkitės kilusiomis idėjomis. O ketvirtadienį jūsų ženkle viešint Mėnuliui dažniau lankysi romantiškos nuotaikos. Esant artimai Mėnulio ir Plutono jūsų ženkle pozicijai, penktadienį gali tekti pakoreguoti kai kuriuos savo planus. Šeštadienį apims vidinės laisvės troškulys. Norėsis pačiam priimti svarbius sprendimus. Sekmadienį skirkite daugiau laiko mėgstamam hobiui. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė, kai kaip pro rūką norėsis įžvelgti tolesnės galimybės ir perspektyvas. Jos dienomis jūsų pagalbos ar patarimo gali prireikti ne tik artimiesiems, mažiesiems šeimos nariams, bet ir draugams. Savaitės pradžioje palankūs Saulės ritmai išryškins ir tai, kas buvo iki šiol nutylima, o matydami ant savo kelio kliūtis, lengviau galėsite jas apeiti ar įveikti. Marsui judant jums opoziciniu Liūto ženklu, savaitės viduryje palankesni būtų ne asmeniniai, o kolektyviniai sprendimai. Daugiau dėmesio norėsis skirti šeimai, ypač mažiesiems šeimos nariams. Ketvirtadienį Mėnuliui judant Ožiaragio ženklu, kai kam reikės nuspręsti, o kas toliau. Penktadienis tiktų pradėtųjų projektų užbaigimui, buitį gerinantiems darbams. Šeštadienį aplankykite toliau gyvenančius giminaičius ar draugus,
O sekmadienį, esant sudėtingesniems saulės ritmams, raskite laiko mėgstamai knygai, nuotaikingam filmui, maloniam bendravimui. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kai emocijos ir jausmai gali jūs pripildyti kaip sklidina indą, kai norėsis patirti gyvenimo pilnatvę. Jūs dienomis, Saulė judant Skorpiono ženklu, šią stiprią energiją šaunu būtų nukreipti kūrybinę linkme. Ir tam palanki jau savaitės pradžia, Saulei viešint karališkajame Skorpiono laipsnyje. Šis laikas kai kam tiks ir svarbioms asmeninėms permainoms. Savaitės viduryje Marsui viešint jau Liūto ženkle dažniau imkitės iniciatyvos, o namuose daugiau dėmesio norėsis skirti kūrybingam mažųjų laisvalaikiui. Ketvirtadienį kai kas permąstys tolesnes karjeros perspektyvas, o jų nematydami ryšis paieškoti naujų veiklos pasiūlymų. Jų įvertinimui, informacijos peržiūrai jums tiks šis penktadienis. Šeštadienį skirkite aktyviam laisvalaikiui, o sekmadienį, esant sudėtingesniems saulės ritmams, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius, būkite atidesni kelyje, bendraudami venkite nesusikalbėjimo, negilinkite konfliktų, įsiklausykite į artimųjų troškimus. Gilių patyrimų jums šią savaitę.